Dėkui, ponia pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjui, kad jisai taip dirbo su tokiu techniniu dokumentu, labai sudėtingu dokumentu, nes statistiniai dalykai paprastai nėra labai įdomus ir patrauklus ir viešajai nuomoniai, todėl mes šį klausimą svarstome gan vėlai. Tačiau aš tik tai galiu pasidžiaugti, kad dalyvauja ponas Frattini, nors statistikos klausimai yra pono Almunios kompetencijos klausimas. Tačiau čia mes kalbame apie didžiulės duomenų bazes, kurių apsauga, saugumas ir tvarka, kaip jos yra naudojamos, turi būti aiškiai reglamentuotos. Ir manau, kad ponas Frattini puikiausiai žino, kiek mes turime problemų su įvairiomis duomenų bazėmis, jų panaudojimu, saugumu ir galimybę pasinaudoti tą informaciją netinkamiem tikslam. Taigi šitas dokumentas reglamentuoja daugelį klausimų, kurie padėtų išvengti panašių atvejų. Kitas dalykas, kuris mane džiugina, šis dokumentas suteiks daugiau skaidrumo valstybės administravimo funkcijom, kas mano požiūriu yra labai svarbu ir turi būti prieinama visuomeniai tokia informacija. Kita vertus, kaip atstovaudama liberalų ir demokratų grupę, aš galiu pasakyti, kad vis dėlto man kelia nerimą tai, kad pastaruoju metu mes svarstome labai daug dokumentų susijusių su statistinių duomenų rinkimu, naujų veiklų įtraukimų į įvairius registrus ir vis mažiau kalbame apie naudos ir išlaidų santykį, kurį teikia mums tų duomenų rinkimas. Aš suprantu, kaip ekonomistė suprantu, tų duomenų svarbą ekonominės politikos nustatyme, įvairių sprendimų priimame. Svarbu žinoti, be abejonės, netgi saugumo požiūrių. Yra svarbu žinoti daugianacionalinių kompanijų veiklos aspektus mūsų Europos Sąjungoje ir mūsų šalyse. Atstovaudama Lietuvą, pasienio šalį, Europos Sąjungos pasienio šalį, aš ypatingai šitą gerai suprantu. Tačiau vis dėlto pradžioje mano kadencijos buvo dar daug kalbų apie tai, kad reikėtų atlikti analizę, įvertinti, kiek tai viskas kainuoja verslui, paskaičiuoti tai, kai kurios šalys narės net ruošiasi tai padaryti. Pavyzdžiui, Nyderlandai tokį darbą atliko. Deja, šitas procesas visas užgeso ir aš turiu tik apgailestauti, kad ir šiuo atveju nebuvo įvertinta galimybė sumažinti naštą verslui, kuriant įvairius Europos pavyzdžius, Europos nedidelius atrankos grupes, kad galima būtų apspręsti apie visą Europos statistikos bazę. Dėkui.